Pažiūrėkim į šituos du veidus. Vienas iš jų turi didesnę tikimybę gyvenime tapti turtingu, gal netgi milijonieriumi. Fenotipologija arba veidoskaita dažnai žiūri į kelis pagrindinius rodiklius arba parametrus mūsų veide. Pirmiausia, kakta. Aukštesnė, platesnė kakta dažnai siejama su strateginiu mąstymu ir gebėjimu planuoti. Antra, nosis. Didelė, tvirta, su dideliu kalnu per vidurį nosis arba netgi užlenktu va tokiu vagalu dažnai siejama su didesnėmis ambicijomis, sąžiningumu, atsakomybė bei lyderystė. Trečias svarbus dalykas – žandikaulis ir skruostikauliai. Ryškus platus žandikaulis, atsikišęs į priekį smakras gali signalizuoti dar didesnį atkaklumą ir gebėjimą eiti per sunkumus ir dominuoti bei būti lyderiu visuomenėje. Na, o kaip žinot, finansinė sėkmė dažniausiai gimsta iš kelių dalykų – iš vizijos, ambicijos ir atkaklumo. Ir įdomiausia, kad šitos bruožus gali pamatyti tiesiog pažiūrėjęs į žmogaus veidą ir tai taip sunku paslėpti. Svarbiausiai gerai įsižiūrėti. Na, o dabar pažiūrėk į šitos du veidus. Kaip manai, kuris iš jų labiau tikėtina, kad taps milijonierium arba bent jau turtingu? Pirmas ar antras? Padiskutuokim komentaruose.